Tai sveiki atvykę visi žiūrovai, mes dabar einame pas Edgarą Mataką, paralimpinį plaukiką. Sveiki visi, mėly žiūrovai. Šiandien aš turiu garbę pasikalbėti su išskirtiniu sportininku Edgaru Mataku, paralimpiniu plaukiku, kuris nekartą įrodė savo talentą tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje arenoje. Edgaras yra pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Edgarai, sveiki ir ačiū, kad leidote pasikalbėti šiandien su mumis. Sveiki, tai nėra. Tai pradėkime nuo jūsų istorijos. Kaip prasidėjo jūsų kelionė plaukime ir kas jūs labiausiai motyvavo siekti aukštumų šiame sporte? Prasidėjo viskas, kai vaikas buvau, gyvenau prie Alampėdžio ežero ir mes su draugais, nemokėdamas plaukti, ėjau prie ežero ir bandžiau vaidinti, kad moku plaukti. Tai tėvai nenorėjo, kad nuskęsčiau, tai nuvedė į baseiną ir tiesiog, kad išmokčiau plaukti. Tai treneris pamatė, kad turiu visai neblogų įgūdžių, užrašė pirmą kartą į varžybas. Tose varžybose likau paskutinis ir buvo tokia motyvacija įrodyti, kad galiu geriau. Tai pasitreniravau, laimėjau tas varžybas ir kažkokia didesnė motyvacija atsirado kažko siekti daugiau. O dabar pakalbam apie tavo mitybą. Daugelis sportininkų sako, kad maistas yra svarbiausia geros savijautos ir sveiko kūno dalis. Ar jūs tam galite pritarti? Taip, subalansuotas maistas yra svarbus tiek atsistatymui, tiek emociniam savijautai, tiek psichologijai. O kokie jūsų mitybos įpročiai? Gal galėtumėt papasakot, ką jūs valgot kiekvieną dieną? Mano ryte prasideda rytinis maistas nuo avižinės košės su proteinu ir vaisiais. Tada po treniruotės bananai, taip kokie vaisiai, kad greičiau atsistatyti. Tada aišku papildai, tada pietus eina kokios sriubos valgau, arba kepsnys, grikiai, salotos, tada kokie proteininiai visokie užkandžiai, tada dar vieni pietus būna vėl koks kepsnys, vėl grikiai, salotos ir vakarienė dažniausiai žuvį valgau. O ar šeima turi jums įtakos savo mitybos įpročiam? Ar jūs patys gaminatės maistą? Šiaip dažniausiai patys, bet neatsisakom ir užsisakinėt. Kartais atsibosta, bet nėra taip, kad kažkoks, tarkim, žmonos įpročiai skiriasi nuo manęs. Kai jai atsibodo tą mėsą valgyti, jinai daugiau valgo ten salotas, tos grikius ar dar kažką, ar ten nesveiko to maisto. Man to nėra, kad tenais nenorėčiau sveikai valgyti. O ar jūs dažnai leidžiate savo valgyti nesveiką maistą? Ir kaip jūs jaučiatės jį suvalgę? Šiaip sakyčiau, dabar paskutiniu metu dažnokai suvalgau. O dažniausia valgau tada, kada jaučiu, kad tikrai kalorijų deficite esu. Nes nuo ilgų treniruočių labai daug išdeginam ir reikia kuo greičiau susirinkti. Tai dažniausiai sveiko maisto tiek tokio kiekio nesuvalgysi, kad susirinkti. Tai būna pasilepinę, tai pica kokia, tai mėsainiai, bet stengiasi nepiknaudžiauti to. Aha, o jeigu reikėtų pasirinkti, koks jūsų mėgstamiausias maistas? Sakyčiau, mano pats mėgstamiausias maistas tai yra lazanija. Tai sakyčiau, dar visai palyginus sveikas maistas. Aha, o dabar podcast'e Pralaužk vieną šaltą su Airidu Jankumi ir Mantu Grimaliu jūs užsiminėte apie maistą olimpinėme kaimelyje Tokijoje. Nuo to laiko jūs dalyvavote dar vienose olimpinėse žaidynėse Paryžiuje. O kaip ten maistas? Paryžius šiaip visai skanus, buvo įvairovė, didelė daug pasirinkimų. Kaip ir visose olimpinėse, kad yra labai daug iš ko rinktis, visokių virtuvių. Tai tikrai nėra ko skųstis, gali rasti visko, ko tik tai nori. Internete yra pilna dietų ir mitybos patarimų. O į ką jūs siūlote atkreipti dėmesį jauniems žmonėms, kurie nori sveikai maitintis? Pirmiausia, savęs nekankinti, nes dažniausiai didžiausia tragedija, kiek esu pastebėjęs, tai kad kankinasi. Valgo tenais kokią virtą krūtinėlę, tenais stengiasi rinkti tas kalorijas, skaičiuoti. Tai turi viskas būti savaime gautis. Tu turi subalansuotai valgyti tiek mėsos, tiek anglių gauti, tiek tų pačių daržovių. Svarbiausia yra balansas. Aha, ir dabar paskutinis klausimas.
Gal jūs turite ateities planų ar išsikėlę kažkokį tikslą sporte? Dar vienas titulas. Koksai. Nu, aišku, dabar po 4 metų į Los Andželą norisi dar išvažiuoti. Ir laimėti. Tai Edgarai, dar kartą dėkoju Jums už pokalbį ir įžvalgas. Labai ačiū, kad leidot su mumis pasikalbėti ir linkiu Jums daug ko dar pasiekti. Ačiū. Dėkoju Jums, mėly žiūrovai, kad žiūrėjote. Tikiuosi Jums buvo įdomu ir viso gero.